įsikūręs ant Wall Street'e. Čia jūs matėte New Yorko Exchange centrą. Čia yra garsioji vieta, kur kaip nebuvo dar bitcoino, galėdavot kaip kazinkiai pralošti visus savo pinigus. Dabar su bitcoino timu čia jau investuoja protingi žmonės protingai. Pabandykime užeiti į vidų ir pažiūrėti, kaip atrodo šių laikų New Yorko pardavimų vilkai. Deja, visgi negalima užeiti į Stock Exchange garsui. Dėl 9/11 visokių išpuolių ten jau nebeleidžia žmonių. Tačiau prie pat jos galite matyti Trinity Church, šiaip ganėtinai sena bažnyčia, kaip matote, viena iš architektūros šitos neogotikinės. Jis buvo įkurta 1697 metais, net įsivaizduojat, vidury šitų visų dangoraižių, tokių įspūdingų. Gan keistas vaizdas ir gan iš tikrųjų evil atrodanti bažnyčia. Dabar esame pačiam centre laiko aikštės, taip sakant. Kaip matote, čia yra labai daug šitų šviečiančių billboardų ir, tiesą sakant, sunku labai dėmesį sukaupti kažko labai specifiškai. Jeigu lošite Cyberpunką geimą arba kažką skaitėte kaip Neuromancerį arba panašiai iš visų distopinių šitų knygų, tai suvoksite, kiek iš tikrųjų ta realybė galbūt nėra tokia jau tolima. Jeigu TikTokas žmonėm iš tikrųjų dėmesį labai suknisa ir susikaupimą, tai šita vieta yra tiesiog gyva manifestacija to jūsų akise. Iš vienos pusės žavu, iš kitos pusės siaubinga labai ateitis. Ar revo? Akmens viršūnėje arba Top of the Rock apžvalgos aikštelėje New York'e, kur galite matyti visą New Yorko peizažą. Matote šitų žmonės ant šito geležies gabalo. Turbūt jeigu jūs paklaustų, kokią nuotrauką labiausiai sieja su New Yorku, tai prisiminsite statybininkų tokią garsią nuotrauką, kurie statybos metu šito Rockefellerio pastato tiesiog sėdėjo ir pietavo. Tai va čia galite bandyti įsivaizduoti save toje rolėje už papildomą mokestį. Bet šiaip yra šitie nuostabūs vaizdai. Ir tiesiog bandyti įsivaizduoti, kad žmonės per mažiau nei 100 metų sugebėjo pasiekti šitą tankiai apstatytą dangoraižiais vietą. Kad tai yra įmanoma ir kad mes sugebam kaip žmonijos vienetas kažko tokio pasiekti. Tiesiog overwhelming, groundbreaking. Akmens viršūnė arba Top of the Rock yra dalis Rockefellerio centro. Šitas pastatas dangoraižis yra 260 metrų aukščio. Šiaip pagalvojus, tikrai tai nėra pats aukščiausias pastatas New York'e, tačiau pagalvojus, kai jisai buvo pradėtas statyti 1930 metais ir pabaigtas per 3 metus. Čia yra iš tikrųjų labai įspūdingas reikalas. Šitas pastatas buvo pradžioje šiaip kaip radio centras, televizijos centras, per kurį buvo transliuojami visos laidos, televizijos laidos, musicalais, gyvi serialai. Tas pats, kaip žinoma, pas mus yra tie gyvi LRT Opus pasirodymai. Kažkas panašaus. Bet norėčiau dar jūsų dėmesį atkreipti į tą kitą pastatą. Naujas dangoraižių statymas. Jūs pažiūrėkite, kokiam aukštį mes esame. Ir dabar įsivaizduokite tą krano darbuotoją dirbantį tame aukštyje ir tos statybininkus. Tai iš tikrųjų tikrai gan didelis žmogaus pasiekimas, sakyčiau.
Nu, matote garsųjį Cybertrucką. Kaip matote, atrodo kaip totalus šūdas iš tikrųjų. Ta mašina. Čia yra totali chuйня. Dabar esame Grand Central stotyje, pati didžiausia ir viena iš seniausių New Yorko stočių. Pati pirmoji, kuri buvo pastatyta 1771 metais Vanderbiltų šeimos. Kaip matote, labai masyvi stotis. Tikrai galėtų lygiuotis su seniausiomis Europos traukinių stotimis. Toks įdomus, by the way, faktas. Pirmas sezonas, pirmoji serija Gossip Girl prasideda būtent šitoje vietoje. Aktualu merginom ir turbūt gal kai kuriem vyram. Apart to, jo, architektam šitą vietą tikrai turėtų būti labai įdomi ir nuostabi, nes iš tikrųjų primena, lyg būtumėt jūs Men in Black filme, tokia tarptautinė stotis, kur labai daug įvairaus plauko žmonių ir turbūt ne tik žmonių. Au revoir. Jeigu pasilgate 90-ųjų laikų ir ypatingai taip vadinamų arkadinių, čia New York'e mes esame dabar Bruklino rajone, tokia vieta, kuri visi ne arkadinė, o parkadinė. Žinote kodėl? Nes išskyrus šitus nuostabius 90-osius laikus, kuriuos galėsite prisiminti, čia galėsite ne tik palošti šitus geimus, bet ir išgerti, dėl to vadinasi barkadinė. Ar buvo? Šitiem? Palai raizai? Ar ne? Šiandien esame finansinėme centre New Yorko ir už manęs matote tai vadinama Oculus. Toks labai įdomus architektūrinis pastatas. Iš tikrųjų kažką primena Valencijai yra panašaus. Tai šita vieta randasi prie 9/11 viso World Trade Centerio išpolio vietos. Tačiau apie tai biškį vėliau. Pradžiai užeikime į šitą nuostabų pastatą ir pažiūrėkime, ką mes galime jame rasti viduje. Esame Oculus viduje. Šitą pastatą pastatė toks žmogus Santiago Calatrava. Po 9/11 išpolių šita vieta buvo pastatyta kaip, nežinau, kaip čia pasakęs, duoklė žuvusiems žmonėms šitoje tragedijoje. Pas pastatas tiek iš vidaus, tiek iš išorės jisai turi simbolizuoti balandį, kuris nusileidžia ant vaiko rankų. Sakoma, kad kaip labai gerai saulė šviečia per 9/11, saulė praeina pro šitas arkas į vidų ir daro gražų šviesos efektą. Deja, mes šiandien šito nepamatysime. Au revoir. Esate girdėję, kaip keliavote po didelius miestus Europoje, kad yra nemažai įvairių tokių kaip Chinatown vietų, Little Italy ir panašiai, taip sakant, rajonai, kuriuose kaupiasi tam tikros mažumos panašiai ir jie suteikia tam rajonui savo kultūrinių kažkokių vertybių, maisto, pavyzdžiui, galima paragauti, galbūt kažkokių servisų patirti, kaip, pavyzdžiui, tailandietiški masažai ir taip toliau. Tai New Yorkas, kaip ir šitie miestai, pavyzdžiui, turi turbūt daugiausiai tokių Little Something rajonų. Pavyzdžiui, dabar mes esame Nolitoje, arba Little Italy. Rajonas, kuriame turbūt garsėja savo ne tik maistu, bet ir savo vieta, kur, žinot, įvairūs itališki mafijos New Yorko filmai, serialai turbūt įvyko. Būdami New York'e mes bandysime aplankyti kuo daugiau tokių Little Something vietų, kaip, pavyzdžiui, Little Poland, arba Chinatowną, arba Koreatowną. Bet žinoma, Little Odessa, tai yra Rusų rajoną, mes tikrai nelankysime. Iki. Iš mažos Italijos mes galime daryti iki Washington Square Parko, kur italai taipogi pergalėjo vieną iš savo didžiausių revoliucionierių, laisvės kovotojų Garibaldį. Garibaldis labai inspiravo amerikiečius savo kovoje dėl nepriklausomybės, nes Garibaldis parodė savo ryžtą kovojant prieš prancūzų ir austrų okupaciją Italijoje. Pažiūrėkime, ką mes dar galime čia pamatyti. Svarbiausias Vašingtono parko akcentas tai yra jos arka, kuri buvo pastatyta 1871 metais. Jis buvo sumodeliuota inspiruojantis Paryžiaus triumfo arką.
Tačiau šitoje vietoje pačioje pradžioje įvyko ne paradai, sakykime, pagerbti kažkokius karinius laimėjimus, tačiau čia buvo vieša egzekucijos vieta, kur įvairius karo nusikaltėlius ir ne tik tiesiog paleisdavo, sakykime, iš gyvenimo, kultūringai sakant. Po to jau šita vieta tapo kaip ir karinių paradų, sakykime, vieta, galbūt švenčių, o dabar jau netgi ir protestų vieta. Tai va, pažiūrėkime dar Pakroklio guobą netrukus. Kol pačios arkos nebuvo ir reikėjo amerikiečiams vykdyti egzekuciją šitoje vietoje, tai jie praktiškai vykdė oldschooliniu būdu, tai yra tiesiog ant medžio. Ir šiaip čia yra vienas seniausių New Yorko medžių, kuris vis dar stovi. Jeigu nežinau, matėte kamerą, jis tikrai atrodo labai didingai didelis. Na, pagal aukštį prilygstantis netgi šitam namui. Tai va. O šiais laikais šitas parkas tiesiog klandžia žmonės ir pardavinėja nelegalius dalykus. Tai toks gyvenimas. Tas kolonos, kurias matėte už manęs, turbūt esate matę labai daug kartų įvairiuose kriminalinėse ir ne tik amerikietiškose filmuose. Čia yra aukščiausias teismas, o ten dar toliau yra federalinis teismas. Šiaip visi filmai, kur vyksta kažkoks labai didelis teisminė scena, visi filmai dažniausiai yra filmuojami tenais. O tas pasas, pavyzdžiui, biškį toliau yra už manęs. Tenais vyko antrojo Džokerio tos legendinės scenos, kurį buvo nuteisti ir po to visą pastatą susprogdino.